Daktaras Jonas Dainauskas, jūs žinot tą pavardę? Žinau. Vienas iš pirmūnų, taip? Sukūrė kartpytų ženklelę. Man atrodo, kažkas. Jis Čikago gyveno ir jis man kaldavo į galvą. Žinai, kodėl tie akademikai egzistuoja, kas čia yra. Jis buvo toks idealistas, žinoma, jis labai gabus asmuo. Man vieną kartą sakė, moka 30 kiek kalbų. Tai ką tai reiškia moka, aš tikiu, jisai supranta, bet žinai, jis tikrai labai mokytas ir apsitrynęs. Jis man vieną kartą atsisėdęs pasakojo, sako, akademikai iš pat pradžios buvo, kaip jis pavadino, eksperimentas. Ir man tas žodis įstrigo ir aš jį dažnai naudoju, kai kalbu apie akademikus. Ir ta prasme, kad kai kūrėsi, ir aš čia mėginsiu jo žodžius kaip panaudot, bet greičiausia ne taip viską pasakysiu, kaip jis gal pasakytų, bet vis vien. Ir kaip jis man aiškino, sakė, akademikai tais laikais pradžioj nebuvo vadinami akademikai, jie buvo studentai. Ir jie buvo skautai. Ir sako, keli buvo, kur jiems atrodė, kad jeigu Lietuvoje neatsiras jaunimas, kuris apsiims pareigą perimti valdžią iš Lenkų, kadangi Lenkai tais laikais labai valdė Lietuvą. Vilniuje pagrindinai buvo Lenkų miestas. Tai Lietuva niekad savo tos laisvės nerealizuos, kadangi visuomet bus valdomi svetimtaučių, nors ir Lietuva laisva. Tai jie nusprendė sudarys grupę skautų tarpe, kur galų gale buvo pavadinta studentų skautų draugovė ir kažkas panašiais. Ir nustatė, kad jie turi atsiskirti nuo visų kitų. Ta prasme, kad jie sieks įsimokslinti, kiek galima aukščiausių lygio ir bus blaivus, ne ta prasme, kad negeria, bet blaivus, kad galvotų ir mąstytų ir planuotų tai, kas yra aukščiausia, geriausia Lietuvai. Tai jis tą visą pavadino eksperimentu, kadangi nežinojo, ar pasiseks, nežinojo, ar jų ta grupelė ištvers tą visą tokį kaip čia pasakyti, sunkesnį gal gyvenimą, kadangi atsiskiri nuo kitų, nuo įprastos eigos. Nu ir jie taip ir dirbo ir po biskį įsivystė taip, kaip man skaitote knygose. Paskui, sako, reikėjo išbėgti iš Lietuvos, tą visą palikti. Jie šiek tiek buvo pradėję matyti, kad turi įtakos ir atsidūrė pirmiausia Vokietijoje, užsienyje. Tai sako, iš karto antro eksperimento pagrindas pradėjo būti matomas. Tai du dalykai. Jau dabar neturi Lietuvos ir tu žinai, kad tu negrįši, ypatingai, kai čia emigravo visi. Greitai negrįši. Tai tada siekti vėl panašiai Lietuvos laisvės atkūrimo. Tai jau daugiau persimetė į politinius veiksmus, siekti mokslų, ieškojo kiek galima daugiau narių, kurie tą visą supranta. Vis tiek po biskį atsirado nemažai tokių, sakyčiau, gerų akademikų, kur tikrai įsimokslinė ir suprato tą padėtį ir dirbo, veikė, kad Lietuva galėtų išlaisvinti. Čia visi tą patį darė. Vieni organizacijų ribose, kiti šiaip savo. Ir žiūrėk, 91 metais iš karto Lietuva laisva. Ir ką dabar? Tai mano galvojimu, čia dabar vyksta trečias eksperimentas. Ta prasme, kad jeigu akademikai turi kaip nors pateisinti savo existence, tai kuo jie užseima, koks jų tikslas.